nebuvau buvęs tarp Švedijos ir Norvegijos Svidesundai muitiniai, kur Europą atrodo pravažiuoja, viskas sakėjo, Svidesundai reikia užeiti muitinę, susitvarkyti dokumentus, ten procedūros nėra sunkios, bet vis tiek. Sužinojau naujo apie Prancūziją, bet gal taip man pasitaikė, bet aš domėjausi, kad, pavyzdžiui, Prancūzijoje žiemą dušuose nėra karšto vandens. Čia galiu klysti, čia sakau, ką aš patyriau savo kailiu ir taip toliau. Pasitvirtino Vokietija, kad tai yra kamščių šalis ir Sergejus sakė, tarp vairuotojų jie yra Štaulendija vadinama jo, o toliau nieko. Ispanijoje ten degalinėse, kur kūrą pilamės, aš esu buvęs. Aš pats lengvai labai daug keliauju, tai man kažko labai nenustebino. Kas dar galėčiau paminėti, tai gerąją prasme nustebino keltas, keliantis iš Klaipėdos į Karlshamną. Kajutės patogios, maistas tikrai buvo skanus, kelto kokybė gera, tikrai fantastika. Jeigu būti visiškai sąžininga, tai aš atvažiavau su platinumo balu, ne? Jeigu taip oficialiai žiūrėti, kaip mes žiūrime Girtekoje, bet mes Girtekoje žiūrėdami nuimam pirmą dieną ir paskutinę dieną. Tai jeigu šitas dienas paliktumėm, tada aš būčiau goldė, man ten 1 balą tik tai trūktų ir, gavosi važiavimai per Lenkiją ir Lietuvą, ten tokios lygumos labiau, tai to riedėjimo negalima pasiekti, yra sunkiau. Bet kol važiavom Švediją, Vokietiją, Prancūziją, ten visą laiką buvom platinume aukštumoje. O kaip padėjo pasiekti, tai visų pirma, ačiū mokymų centrui dar kartą, naudojausi, kaip jie mokė, ką jie sakė, taip aš ir naudojusi. Ir antras, tai tas vadinamas Volvo IC autopiloto sistema, kur tikrai jinai viską padaro už tave. Tikslas buvo viso to projekto patirti. Aš 17 metų dirbu Girtekoje. Aš žinau, kaip atrodo vairuotojo gyvenimas, bet aš norėjau paimti tą vairą už rankos, dar giliau pamatyti, bet labiau aš norėjau pabendrauti su vairuotojais, rasti ryšį, kad direktorius išvažiavo, visą laiką sako, jūs išeikite iš ofiso, pamatysit, kaip vyksta tas gyvenimas. Taip aš išėjau iš ofiso ir labai ačiū vairuotojams, kurie labai atvirai su manim bendravo, turime susirašę daug minčių. Kitas dalykas buvo tikslas parodyti administracijos darbuotojams ir visai plačiai visuomenė, koksai yra tas vairuotojo darbas, kad jisai nėra lengvas, nėra romantiškas ir aš tikrai norėčiau ir iš mūsų pusės vairuotojams daugiau pagarbos.